Kokie darbai atliekami. Nuims elektros stulpus senus, pastatys naujus ir mūsų va čia viduj išims. Ir čia gatvelėje pastatys dėžę. Darbai vykdomi pilną dieną. Nuo ryto vyrai dirba, nežiūrint į tai, kad lietus pradėjo lyti. Nieko savo dirba vyrai. Taip. Ištraukė senus stulpus. O, geras. Ir mūsų kieme tokį patį dalyką darys. Panaikins visus senus stulpus, ištrauks iš mūsų žemės. Pas mūsų yra va ten stulpas irgi. Labai gerai. Va, pas mumis tęsiasi darbai elektros stulpų. Visus stulpus žada ištraukti, o mūsų stulpai atvažiuos didesnis kranas. Nes jisai nepajėgus, neturi tokio ilgio. Sakė, 12 metrų čia reikia atstumas, nupjaus, panaikins va stulpus. Kaip ir čia, vat, tuoj pat ištrauks, laidų jau nebėra. Įdomu, kaip jiems seksis, ar jiems pavyks. Tie stulpai labai jau seniai, sakė, stovi, o dabar visus laidus mums pakasė po žemę ir nebereikia tų senoviškų tokių stulpų. Viskas yra sutvarkyta ir toliau tenai gatvėje irgi panaikins stulpus. O, traukia, niekaip. Pas mumis sakė, pjaus iki žemėje. Nekas, ne, o, kaip traukia. Žiūrėkit, va, kaip lengvai ir išsitrauks. Kad nenugriūtų tas stulpas dabar. Dar vieną kartą. Trauk. Nu. Ne, nepavyko. Neina. Kažkas jau juda. O kodėl jo nepjauna, negi jį taip rauna, kaip dantį. Strėlė išlindo. Ne. Neina. Ištraukė. Po truputį kaip dantį traukė. Greitai čia viskas vyksta. Minutė, 2 ir bus ištraukta. Ir ištraukė. Viskas taip greitai. Labai gražiai dirba žmonės. Įdomu, kaip mums seksis čia. Pas mumis sklype irgi yra toksai stulpas. Būtų ir šiandien ištraukę. Atėjo apsižiūrėti, bet pasakė, kad strėlė per trumpa nepasieks. Reikia, sako, didesnio krano. Ilgesnio tiksliau. Bet taip va. Ir matosi, kaip iš žemės ištraukta. Ten šlapia yra galas. Dabar jį paguldys, susipjaustys, ten yra mašina stovi ir išveš tą stulpą.
ir nesimaišys mūsų sklypuose tie stulpai. Tenai pas kaimynų yra. Va, visus tos stulpus viską trauks lauk. Labai gerai. Nu va, jau ir antrą stulpą ruošiasi imti lauk. Judina po truputį. Procesas vyksta labai greitai, net netikėjau. Nu, pajudina į priekį, į vieną šoną, į kitą šoną ir ištraukia lengvai. O, ir saulutė išlindo, pasirodė pagaliau. Pas mumis ryte tokia liūtis buvo stipri, aš jums rodžiau siaubingai. O, kaip gaila, atskrisdavo anksčiau čia ant tų laidų pas mane paukščiai sėdėti. Ir laukiniai balandžiai, ir zylutės, ir žvirbliukai, nu visi paukšteliai. Va, viskas jau traukia į viršų, kaip lengvai, kaip greitai. Nu, geras darbas. Nu, ir viskas, ir išrovė. Išrovė mano kaimyniai stulpą. Va, jau kelia jį. Jau iš žemės ištraukė. Nu, matot. Bus kitas vaizdelis, kai filmuosiu jau. Nemaišys jokie stulpai. Labai gerai. Nu, va, dabar jį paguldys. Ant pievos susipjaustys. Nes šiaip stulpas yra labai ilgas. Va, matosi. Ištrauktas jisai visai pilnai. Nu, liuks. Gerai darbuojasi žmonės, tikrai. Gerai dirba ta įmonė. Gražiai, tvarkingai, nieko nepalieka, jokių šiukšlių, nieko. Viskas susirenka, susideda. Nu, tai va tiek. Va, ir ištraukė mūsų stulpą. Rugpjūčio 11. Viskas, stulpas iškeliauja. Įdomu, kas ten kokia skylė bus žemėje. Geras, ne? Nieko savo dar neruduo. Išskrenda paukščiai. Kas čia? Viskas. Viskas mūsų sklype, nebus stulpų. Taip, iškelia stulpą, viskas labai tvarkingai, gerai. O, svarbiausia mano šiltnamis, kad nesugriūtų. Viskas tvarkoja. Viskas gerai. Liuks. Visai kitas vaizdelis namuose bus. Nebus stulpo. Tai gerai.